Vat būna žmonės sako, labai noriu staigiai pajusti energiją. Sakau, kiški rozetę du pirštus ir pavysiu. tai čia vienas toks, bet energija vis tiek, matot, krato. Reiškia, per kūną eina ir žmogus jaučia. Reiškia, tai vis tiek žmogus susijęs su energetinė sistema jo. Ir tas yra labai svarbu, kad mes suprastumėm, kad per visur pasiskirsto energija per mikrokanalų. Bet šitie mikrokanalai, jie dar skaitosi tokie vieni iš stambesnių. Yra iš viso mikrokanalai, kurie yra net plonesni už siūlą. Tiesiog labai tokia setkutė plona padengta sistema. Tai čia mes matom tą nervinę sistemą, bet jinai yra iš tikrųjų energetinė. Jinai nupaišyta kaip energetinė, bet kuo jinai skiriasi nuo nervinės sistemos, vat kaip šaknelių tų, ne, visų kur pasiskirtų. Ir mes visi žinom, kad iš stuburo išeina siūlai, jeigu pagal anatomiją žiūrėti. Ir vat, tie centriukai, su kuriais mes dirbam, pavyzdžiui, krūtinės centre, tai iš nugaros, jeigu taip žiūrėt, pagal anatomijos knygą išeina siūlai nerviniai ir ten prijungti organai, būtent prie tų siūlų, ne prie stuburo. Ir pavyzdžiui, smegenys siunčia signalus per stuburą ir paduoda vidaus organams signalą ir impulsą. Čia va toksai paprastas dalykas, paprastai galima paaiškinti tą procesą. Tai galim įsivaizduoti. Bet yra dar bendra nervinė sistema, kuri irgi priklauso nuo smegenų sistemos, tai būtent juos reguliuoja ir subalansuoja, tai širdies ir sielos centras. Bet kaip tai padaro, tai per centrinį kanalą, yra centrinis kanalas energetinis ir per stuburą. Du pagrindiniai, sakykime, tokie kaip ir kanalai, ne? Tai tas, sakykime, šaltinėlis yra už centrinį kanalą atsakingas, ten eina energija, tai jinai eina per visus centrus ir, sakykime, ir yra šventikla. Tai yra šventikla, tai yra priekis mūsų galvos, kur yra susijungiama su aukštesniais pasauliais. Ir tai yra faktas, kadangi jūs matot, va, pavyzdžiui, kai šventina, deda rankytę, va čia, šventikas, kodėl ne pakaušio, dar va čia išbėga. Todėl, kad arba krikštė, todėl, kad būtent sujungia su aukštesniais pasauliais žmogų. Tai reiškia, prijungia prie kanalų. Ir vat mes, kai kalbam apie, pavyzdžiui, krikštą, jis yra geras procesas. Pavyzdžiui, paimkim krikščionybę, tai yra vienas iš geriausių ritualų yra krikšta. Ir mes matom pagal faktą, kad, pavyzdžiui, vaikai po krikšto apsiramina, nurimsta vaikai. Ne? Vat būna serga, sunkiai jaučiasi ir pasitvarko. Tai vienas iš tų tokių atvejų, kai buvo toksai įdomus dalykas, tai aš žiūrėjau televizorių ir žodžiu, žiūrėjom televizorių ir aš, vat tas Kriščiūnas, žinot, kur ten sunelis vėliau, iš ten anksčiau gimė, ankstukas buvo. Ir su juo buvo interviu tada. Ir žodžiu, žiūrim ir aš sakau, jis pasako, kad jau čia sunkiai kvėpuoja, nevalgo, svoris krenta, jau tam inkubatoriui jau gęsta. Ir sako, aš niekada netikėjau į jokius ten krikštus, jokias religijas, žodžiu, aš ateistas pilnas. Ir jisai sako, bet mane kalbėjo pakviesti kunigą. Ir prasidėjo reklama. Išsijungė ir aš sakau, vaikas pradėjo valgyti, vaikui pradėjo svorį savo, tai viską išvardinu. Ir žodį visai pakartojo. Sako, tu matei šitą laidą? Sakau, nu nemačiau. Sako, matei, kaip tu gali viską žodį pakartot, kas įvyko. Todėl, kad aš žinau. Tiesiog viskas aišku, procesas toliau aiškus koks. Tai tas vaikutis šiandieną gyvena, auga, ta prasme. Tai jis yra labai stiprus dalykas, nes žmogus yra prijungiamas prie kanalo dieviško. Tai yra pas mus yra kūrėjas, pavyzdžiui, kaip energija, kas yra Dievas, yra energija, ne? Bet yra dar tie pasauliai, kur mes niekur nesidedam, kažkur turi tas dvasinis kūnas atsirasti, jeigu logiškai pagalvojus, ar ne? Jūsų dvasia, siela turi kažkur atsirasti. Ar jūs kada nors kilo mintis, kad jūsų iš vis nebus, nėra jūsų. Neįmanoma. Todėl, kad jūs visada būsite. Kūnas yra laikinas dalykas, yra laikinas procesas. Jeigu, sakykime, ne tos komos, galbūt arba ne tas mano, sakykime, suvokimas, kas aš esu per tą komą, nes įsivaizduokit, jeigu paimkime mano gyvenimą, tai mano gyvenimu taip ir turėjo būti. Tos 8 komos, klinikinė mirtis, viskas turėjo būti. Iki 30 metų aš sėmiausi vieną patirtį, reiškia, jinai buvo tokia sudėtinga, sakykime, paskui tam 29 man atjungė viską ir išjungė net atmintį ir pajungė kaip naują, iš naujo gimė žmogus. Reiškia, su nauja sąmonė ir labai didelis pliusas, kad tu gimsti, sakykime, suaugęs.
Ir tavęs negali reguliuoti, kaip tau žiūrėti, kaip tau eiti, tave negali į darželį negali tau eiti ir nieko negali padaryti. Tu esi suaugęs žmogus, o čia yra didelis pliusas. Ir plius nulintas smegenis priedo. Ne? Nulis, nes aš nieko neatsimenu. Labai faina, tada man belieku tik tai aš. Ir tada aš pradedu stebėti, kad aš pradedu pasireikšti. Reiškia, kaip aš, išreikšti save. Tai reiškia, pradedu paveikti žmonės, tose palatose, ne ten, ir taip toliau, prasideda procesai. Paimu pats save, surenku iš gabalių, kad neišmoks vaikščioti, be vaistų išeinu, pasitaisau kaklaraištį ir sakau viso gero. Ir, o čia mylė žmogus, skaitykit, ne? Susirenki iš gabaliukų. Ir kas yra labai faina, kad tu visai su kitokiu požiūriu išeini, bet nes tu išeini, tu esi tu. Ir pagrindinis dalykas yra, aš supratau, yra jausmas. Ir aš savo tada pažadėjau, kad aš niekada neatsisakysiu jausmą. Aš pasistengsiu visada savyje išlaikyti. Kaip be būtų sunku, ar man teks nutolti, nes toks gyvenimas, ar grįžti į tą jausmą. Vis tiek grįšiu ir aš vis tiek eisiu per jausmą. Manęs nesustabdys niekas ir man neuždraus mylėti, būti laimingu. Ir taip toliau. Tai vat, kas yra pagrindas, tai ką aš jums noriu pasakyti, kad dvasiniai pasauliai jie egzistuoja, todėl kad kai aš grįšiu prie to, nuo ko pradėjau, kai aš atsibudau kūne, aš jaučiausi kaip aš kažką įmautą. Aš pakeldavau ranką, sukinėdavau, žiūrėdavau, kaip tas terminatorius, čia pirštus lankstau ir galvoju, kaip čia veikia šitie dalykėliai, įsivaizduojat, ko šitokio, gali paimti, geras, tiesiog. Įsivaizduokit, nes tu, pavyzdžiui, kai koma, ten, sakykime, įkrenti ją ir be aparato aš guliau, man laukia, kol numirsiu. Tai aparatai, deguonės aparatas prie manęs davažiavo, galiu pasakyti, Europos Sąjungos šalyse, jau tuo metu mūsų kaip išvystytoj šaly, tas, kur du šlankeliai, ne šiaip kaukė, davažiavo iki manęs per 5 mėnesius, kai su man nereikalingas buvo. Įsivaizduokit, vienas aparatas Tyzenhauzo ligoninė, gal girdėjot prie stotės. Tai va, tai davažiavo per 5 mėnesius. Tai tam jau per 5 mėnesius aš jau būčiau atsigimęs kitam kūne jau. Tai, ta prasme, jisai per tos 3 aukštus važiavo iki, ir aš trečiam guliavo. Tai žodžiu, sako, man nebereikia jau. Tai esmė kame? Esmė tame, kad tu jautiesi kaip įmautas į kūną. Tu tiesiog jauti kaip, tu galvoji, kas čia darosi, kas čia tokio, va, kas čia per dalykėlį. Tai va, yra tos rankos, tos kojas ir tu pradedi tą atstatinėti ir sako, kaip tu tai darai? Aš negalvojau, kaip, tiesiog darai. Jauti pilnos rankos energijos karštis, per save vedžioji, nes, pavyzdžiui, kairė koja norėjo nupjauti. Ir nes gangrenavo ir aš nedaviau, būčiau dabar be kairės kojos. Nepilnai, bet ten nuo pačios kojos buvo teko, galbūt. Iki kelio, per pusę kelio būtų toks kalnas, žodžiu, geriau net negalvoju. Jo, sakė, pjausim koją, nes pajodavo, o dėl to, kad buvo oda ir kaulai, vis tiek raumenų jau nebuvo, atrofavęs ir raumenis, tai tenais atsirado žaizda, nepraeina kraujas, tai niekas tą projekciją susitraukė ir atsirado žaizda. Tai buvo oda ir kaulas, matėsi, žodžiu, vaizdas. Ir sakė, viskas reikia pjauti, nes, ta prasme, papuls tą gangreną į kur nors į širdį. Tai sakau, jūs ir taip pasakėt, kad mano aliuja, tai ko jūs jaudinatės, aš išsiaiškinsiu tą koją. Tai va, ir susitvarkiau tą koją, dabar vaikščiau, neprotėdas. Tai va, ir kame tas visas procesas, kai tu supranti, kad tu esi energija ir tas kūnas priklauso tau, tu supranti, kad tu gali viską, nes jis tavo. Ką nori tą daryti. Ir vyksta, ir jie stebi, ir tas procesas augimo vyksta, bet viskas vyksta per jausmą. Tai va, tai kas yra labai svarbu, kad yra tas suvokimas, kad mes esame visų pirma energija ir va tas fizinis kūnas, jisai yra be galo svarbus, bet nepamirškite tų visų kanalų ir gydomųjų centrų. Tai mes prie to ir grįžtam, kad ar tai būtų ar tai kokia bebūtų liga, tai yra tik tai transliacija, kaip aš sakiau, tai yra fizinis kūnas jūsų transliuoja tą. Ir ką aš dar vėlgi pargražinsiu, kad jūs visi žmonės turėsit praeiti prie jausmo. Mes dabar, aš tikrai įsitikinęs, 90% žmonių gyvena galvojami. Tikrai, ir man dar tą liepia pastoviai kartuoti visiems. Tai kaip liepia, bet
ta prasme, gaunu signalus, kad turiu kartoti. Tai žmogus turi prieiti prie išgalvojimo prie jausmo. Nes dauguma žmonių galvoja, kad jie laimingi. Jaustis laimingu ir galvoti, kad aš laimingas, yra dvi skirtingos būsenos. Jausti meilę ir galvoti, kad myliu, irgi yra dvi skirtingos būsenos. Ir mes nesugebam atskirti, mus įsodina, ten nuo 7 metų priverčia galvoti, galvok, blogai mokysies, tai ten bus tau su taip, tenais, pavyzdžiui, ten užbaigi ten tą vidurinę, sako, va dabar tu nieko negali, dabar reikia aukštai, nes vėl tau bus pastovus galvojimas ir žmogus pamiršta jaus, nes dar prie to jį, nu ir išvadina visai, ta žmogutė augantį, ten tu neturi galvos, tu čia atsivykęs, tau kažkas negerai su, ir to žmogutis užsidaro savyje ir pradeda gyventi galvojime. Ir tada tas galvojimas yra iliuzija iš tikrųjų, nes aš galvoju, kad aš gyvenu, galvoju, kad čia viskas bus gerai, galvoju, kad visada bus pinigų, galvoju, kad visada bus sveikata, galvojam, kad visada busim jauni, bet, nu, netiesa. Visi žmonės, kurie galvoja, jie dažniausiai tikisi. O dažniausiai tie žmonės, kurie tikisi, jie nusivilia. Ir tada, reiškia, kas gaunasi, tada ateina tam tikros būsenos, nes kai mes nesitikim, o mes gyvenam jausme, mūsų laikas prailgėja. Kodėl? Todėl, kad mes labai daug įvairių pojūčių pajuntam. Kai mes gyvenam galvojime, mūsų gyvenimas pasidaro vienodas. Rytas, vakaras, darbas, namai, vaikai, darželis, mokyklos ir va tas va. Ir visas gyvenimas paklausia žmogus, koks tavo buvo gyvenimas, tai jisai gali pasakyti tik tai įvardinti keletą dalykų, keletą tų jausminių būsenų. Tai mano gyvenime buvo meilė, buvo kažkodėl visada sako, tai įsimylėjau, o paskui buvo santuoka, jau meilės nebuvo. Reiškias, va, paskui gimė vaikas, buvo laimė, ar ne, paskui išaugo ir sako, maži vaikai mažos bėdas, dideli vaikai didelės bėdas. Nu ir prasideda žmogus mąstymas. Kodėl? Todėl, kad jis pavargsta, jisai pavargsta nuo to galvojimo. Ir tai yra, jinai tokie kaip biologiniai, anatominiai ir fizikos dėsniai. Reiškia, žmogus pajunta tą energijos pliūpsnį, tai reiškia, mainus energijų su kitu žmogum, tai sakykime, su kita asmenybė neįsimylį, vadinkim. Ir tada prasideda, nu, tai vadinami rožiniai akiniai. Tai čia yra labai gerai, čia yra geras tas starteris, kaip sako, startas, bet jį reikia prižiūrėti, tas startas. Žmogus galvoja, kad taip visada ir bus, nu, vėlgi galvojimas. O viskas blanksta neprižiūri. Ir tada pereina į tai, kad meilė yra įsipareigojimai, meilė yra pagarba. Tai ir taip turi būti pagarba ir be meilės, nu, jeigu taip pagalvoti, ar ne? Meilė yra jausmas, iš tikrųjų, jausmas ir emocija, kai tu žiūri žmogų ir tau šiapuliukai dega per kūną. Kai tu žiūri ir negali atsižiūrėti, į tą žmogų negalvoja, kada jisai dengs į darbą iš ryto, arba kad geriau užsilaikytų, kad vėliau grįžtų, važiuoju, čia reikės ir taip toliau. Laimė yra, kai matai kitą žmogų besišypsantį ir tau sukelia šypseną, tai o ne pavydo jausmą. Nu, ta prasme, labai daug dalykų, tai va čia yra meilė, yra jausmas. O pagarbą mes bet kam turime išlaikyti, netgi šuniukui ir kačiukui. Todėl čia nereikia pasakoti, kad meilė yra tai. Meilė yra meilė, kaip aš sakau. Tai va, į tą klausimą bando daug kas atsakyti, kodėl jį neatsako, todėl kad jie patys pamiršę yra, kas tai yra ir bando tada analizuoti ir interpretuoti visai. Pagarba, ir taip tai turi būti, aš dar kartą pasikartosiu, turi būti jausmas. Jausmas tai yra kaip vėjas, šiltas, tai yra energija. Mainai energija su kitu žmogum, papildymas vienas kito. Tai pavyzdžiui, pas vyrą yra moteriška ir vyriška energija. Ir pas moterį taip pat yra tos yin ir yang vadinama, ar ne, jeigu kitaip. Ir turi būti mainai energijų, tai yra papildymas. Aš, pavyzdžiui, kai vyras, aš negaliu tiek energijos moteriškos transformuoti pats, nes aš galiu tik tai vyrišką. Ir pas mane jos yra su kaupu. Ir todėl aš turiu su kažko ją dalintis. O jeigu aš tai nesidalinsiu, aš tapsiu kaip barbaras. Nu, realiai, nes per daug vyriškas. Nu, toks kaip kietakaktis, kaip sakau. Nu, mes matom senbernis, tai... ne visus. Ir taip toliau. Tai va, bet čia kita tema. Aš irgi buvau iki 33 senbernis, tai man buvo sunku su savim. Bet aš nekalbu apie bendrai, aš kalbu apie mainus energiją, tai vyro ir moters. Ir turi būti, ir moteris turi turėti, jos turi perteklių moteriškos energijos ir jinai turi realizuoti save kaip moteris. O kaip geriau moteris gali realizuoti save kaip moteris, jeigu jinai jau moteris? Tik tai būnant šalia vyrų. Tai reiškia perduoti tą energiją moterišką vyrui ir matyti rezultatą,
kaip tas vyras šypsosi, kaip jį nuramina, kaip jį paglosto, kaip jam perdada tą šilumą. Ko mes neturim, moteris turi labai fainų daug dovanų, jūs turite daug kanalų. Jūs galite vienu metu laikyti vaiką rankoje, virti sriubą, kepti kotletus, žiūrėti serialą ir dar su draugė kalbėti telefonu. Aš taip nemoku, rimtai, net neturėdamas kažkokių galių. Čia visur akis pas jūs. Net vyras į kairę nenueis. Viskas bus padėta ant stalo. Tai tas ir yra, kad moteris irgi yra apdovanotas, o vyras yra, jisai medžiotojas, jisai moterį tą vertę pakeliantis, savivertę ir taip toliau, tai normalus vyras, aš turiu omeny. Tai ir kas yra svarbu, kad tas suvokimas tų paprastų dalykų, kurie mums duoti, mes kažkur norim kažkokią dimensiją pasikelt, tenais pamedituoti, tenais kažkur nueit, bet tu grįžti ir, sakau, tu panašiai susitvarkyk, per metrą, bet jau, sakau, savo jausmus, savo emocijas, savo santykius, savo gyvenimą, savo požiūrį. Va čia, sakau, pilna darbo. O kas yra tas noras pabėgti ten, jau kūne? Pabėgti nuo savęs, nuo darbo su savim. Todėl, kaip aš ir sakau, daug kas sako, o ką tu dabar veiki? Sako, dabar medituoji. Sėdžiu kur nors ant papušėlė medituoji. Sako, kodėl nepraktikuoji? O tai ten reikia dirbti. Reikia daryti kažką. Tai reikia atsisėsti. Bet aš visada sakau, kad lengviausia yra pamilti save per dėmesį savo. Tai yra būtent savo vidiniam procesam. Ir ką aš ir minėjau, kad tas būtent perėjimas į žmogaus fazę, kaip ir mano, kaip žmogaus, kuris nusinulino, sakykime. Tai yra tas suvokimas, kad tu matai gyvenimą visai kitokiom spalvom ir tu netgi sveikimas ateina ne iš egoistinių, sakykime, tokių paskatų jo, nes jeigu, pavyzdžiui, aš sveikau, tai dėl to, kad sveikau, kad aš žinau, kad mano mama nebeatlaikys to smūgio tuo metu. Ir tai nebuvo savanautiškas kažkoks sveikimas, kad aš noriu gyventi, aš dalinai taip. Kodėl? Todėl, kad kai manęs buvo paklausta, aš paklausiau Dievulio, sakau, kokią tu sąlygą man suteikei gyvybę. Ir man buvo pasakyta su ta sąlyga, kad tu visą gyvenimą kovosi už gyvybę. Ir sakau, aišku, sakau, aš kovosiu, bet žinot, iki 30 mąstymas. Jisai ir instinktai išlieka. Ir aš turiu omeny save. Ir aš tik Amerikoje pabudau, kai jau buvo įsibėgėję viskas, kad gyvybė nėra tik mano, kad gyvybė yra kaip gyvybė bendra. Ir tu kovoji jau už daug tų gyvybių, netgi to nesuprasdamas. Yra tikrai per mūsų daug žmonių, kurie tą procesą matė. Manęs klausia, kaip tu tai darai? Sakau, nežinau, realiai. Tai tu mokės kažkur. Sakau, ką būtinai mokytis, kad kažką darytų. Tai aš tų dalykų tikrai nesimokiau ir aš net nežinau, kas yra normaliai meditacija, nežinau, kas praktikos yra. Bet aš kažkodėl atvažiavau pirmą kartą į praktikas ir mane antrą dieną pasadino pasakot praktikuojantiem, kas yra meditacija ir praktika. Ir aš pasakojau ir buvo įdomu man pačiam, ką aš pasakojau, įsivaizduoju. Nes mano tiesiog burna kalbėjo. Ir tiesiog, kad tai buvo gal 2 valandų kalba kažkokia ir su plojimais, ir aš nesupratau, ką aš pasakiau tokio ypatingo, nes man tai atrodė natūralu. Įsivaizduot, kaip tas vidus. Tai reiškia, jūsų vidus viską žino. Jeigu protas neblokuoja, tai jūs viską žinot. Jūs iš visų gyvenimų esate atsinešę tuos dalykus. Mūsų pagrindinis procesas tai veikti savo barjerus, tą neigimo tą dalyką, kad protas nedominuotų. Tai kaip ir minėjau, kad mūsų kelias, tai anksčiau sakiau 12 cm, tai aš dabar maždaug pasimatau, tai mano kelias yra 22 cm. Kaip sako 20, tai nuo čia iki čia. Va, mano kelias gyvenimo yra. Aš einu ir ateinu ir kai mano čia susilieja, tada viskas pradeda eiti. Tada man iš manęs eina išmintis, tada iš manęs eina žinojimas, tas žinia. Va, tas sako žinios skleidimas. Sako, aš nešu žinią. Tai sako, tai kokią tu čia žinią neši? Tai iš Dievo. Iš savęs tu sako tą žinią neši. Dievas tai visada papildysi. Tai duos to biškį energijos, duos biškį informacijos papildys, o tu viską neši iš savo patirties, sako, vat kaip iš gyvenimų savo. Nes iš kur tu gali žinoti tai, ką žinai. Reiškia, tu žinai tai, ką jau žinai. Tai pagalvoju. Tai kaip man sakyti, kad man pasakė, tai aš tada sakyčiau, perduodu kažkaip. Bet aš
nešu tą žinojimą, aš tiesiog, jeigu ir perdodu, tai perdodu iš savęs. Tai iš ties tai yra viskas jūsų. Jeigu jūs sugebėsite ir kai jūs sugebėsite, galbūt gražiau skambėtų, pajausti save ir pasitikėti savim, jūs pradėsit kalbėti tai, ką galvojate. Aš nekalbu apie kaimyną, ką galvojate. Bet bendrai tai, ką galvojate, arba šiaip apie ką nors, gal ne visada gerai sakyti. Bet bendrai, tas galvojimas, jūs pradėsite, jeigu jisai su jausmu, jūs suprasite, kad jūs nešate tiesą. Vat tiesiog, manęs klausia, kažkur tu žinai, kokias nors šneka, ten, jausi, šnipžda, sakau, pas mane dar ne šizofrenijos, ačiū Dievui. Aš tiesiog taip galvoju, taip jaučiu ir taip sakau. Jeigu man reikia susitikti su kažkuo, aš susitinku, kada man reikia. Tai reiškia, jeigu iš aukštesnių pasaulio kažkas nori, ar kreipiasi, mane randa, tai man nereikia rūpintis tuo. Ar naktį mėgant išeiti iš kūno, ar ateina, visai būna. Tai tai tie dalykai jau neleidžia kalbėti. Gerai. Tai tie visi dalykai, jie yra labai svarbus ir reikia suprasti, kad šventykla, apie ką aš ir kalbėjau, jinai yra prijungta prie jūsų sistemos pagrindinės. Tai jūs tada įgaunat globą, jūs tada įgaunat patirtį, sakykime, susijungti ir nešti žinią. Ir yra dvi formos intuicijos. Viena forma intuicijos yra, kurie ateina iš čia, tai žinojimas, ne? Sako, vidus sako, gal nereikia čia, ne? Ir protas, kas sako, gal pavadyk, įsijungi iš karto, gal tu čia, Ir ir sako, oi, neklausiau savo, jaučiau širdim ir nepaklausiau. Arba atvirkščiai būna. Mes pajuntam, čia mano. Ir protas sako, o gal ne tavo, o gal čia tave apgaus, gal čia nesąmonė. Ir mes pasiduodam tą. Ir paskui žiūrim, kad ten tikrai buvo fainas dalykas ir galėjom pasiekti. Tai ką aš noriu pasakyti, tai vienas čia yra intuicija, ta vadinama jūsų vidinis balsas. Jūsų vidinė ta yra dar viena, tai yra viršutinis. Kai jūs atidarot šventyklą, pas jūs ateina iš čia ir iš čia, ta intuicija su žinojimu. Ir tada jums nebėra tokio dalyko kaip tikėjimas. Nes tikėjimas, kaip aš sakiau, tai yra nestabilumo būsena. Kaip tai sako, ir manęs klausia, kad tu matytum taurai pasveikai per stebuklą, nes tu labai tikėjai, sakau, ne? Tu kaip ne? Netikėjau, sakau, tai kaip tu pasveikai tada, nes kitaip tipo neįmanoma. Ir aš sakau, aš buvau įsitikinęs. Tikėjimo tai mažai. Tikėjimas yra, aš šiandien galiu tikėti, po valandos netikėti, po 2 valandų mane įtikino, o po ryt jau vėl aš nebetikiu. Nes aš pagalvojau, kad nesu jo žvaigždės ir aš nebetikiu. Suprantate, tai yra nestabilumo ženklas tikėjimas. Tikėjimas tai yra tik tai pradžia į įsitikinimą. Ir kai jūs pamatot, kai jūs turite kažkokį tam tikrą faktą, tada jūs esate įsitikinę. O įsitikinimas yra, tada ateina, kai jūsų būtent viršutinė dalis, tai yra smegenų, yra poveikis iš viršaus ir iš vidaus. Nes žmogus faktiškai yra per silpnas paveikti savo smegenį. Mes matom, kiek daug žmonių bando kovoti su smegenim, su savo emocijais, su jausmais, su vis procesais negali. Visą gyvenimą ten kovoja, depresijos, nerimas, baimės, jis vaikšto kaip, vilkėtų maišu, kaip sakau, Trinkeldas. Jisai, jam sunku, bet kodėl? Todėl, kad jis nesutvarko su šito kompo, nesuvaldo jo. Kai yra aukštesni pasauliai pasijungia, ateina ramybė. Smegenys įgauna ramybę, dėl to aš jums ir pasakoju apie vaikus, vaikai nurimsta, jie gauna ramybę per žinojimą, kad viskas bus gerai. Nes mums nebūtinai yra aukštesnis lygis žinojimo, tai vienas yra žinojimo, kai mums kažkas kažką pasakė ir mes įsitikinom, kad tai yra natūralu, ir yra žinojimas per žinojimą, per gavimą informacijos, ir tas tiesiog žinau, kad viskas bus gerai, tai yra žinojimas per jausmą. Vėlgi, mes grįžtam prie to, kad mums reikalingas jausmas, ne tik dėl to, kad aš jaučiu meilę, laimę, džiaugsmą ir ramybę, bet aš per jausmą turėčiau žinojimą. Aš jaučiu, kad viskas bus gerai. Aš jaučiu, kad aš būsiu laimingas, aš jaučiu, kad aš ilgai gyvensiu, aš jaučiu, kad aš daug dalykų jaučiu. Ir žinokit, jie pradeda materializuotis ir realizuotis. Todėl, kad jūs susiliejate su išoriniu informaciniu lauku, su pačia matrica susijungėte, pas jūs pradeda jau energetinė informacinė forma informuotis viską. Paimkite paprastą namą. Mes pastatom namą, mes kada svajom apie namą? Kada pastatom,
ar prieš. Yra vizualizacija, ne kaip jisai kur kas stovės. Ir mes žiūrim, aš to įsitikinau, dabar šiurpuliukai bėga, kai aš savo stačiau, ne? Man nupiešė namą ir aš žiūrėjau į paveiksliuką, realiai nupieštą dailininko, nes labai faina turėjau draugas architektas ir jis paišo labai gražiai. Nupiešė namą, va taip kaip atrodys. Ir aš žiūriu paveikslėlį ir galvoju, ką žinau, labai gražu. Ir po praeis porai metų aš stoviu prie to objekto. Stoviu ir man čiurpai bėga per kūną ir galvoju, aš čia nepersistengiau, žiūriu į tą, suprantat, net protas persigando, kai aš atsigavau, ką aš pastačiau dariau. Man tas klausimas, gal tu tau čia vidurinė mokykla statai? Sakau, ne, taip per pusę sumažinau, kad taip neatrodytų. Tai va, bet esmė ne tame, esmė tame, kad tu suvoki, kad ant kiek galinga tavo vizualizacija ir kažkieno, kai jinai su kažko susijungia. Tai reiškia, man davė, pajautė žmogus, davė va tą kibirkštį, aš su tuo susijungiu ir supraskit, kad aš, kai pradėjau namą statyti, aš turėjau tik pamatapinį. Ir pradėjau viskas ateidinėti iš visų pusių. Ir tavo namas nesustos, mes čia tą, iš visų pusių. Galimybės atsiveria, supranti, kad čia stovi ir tu galvoji, ko čia dabar. Ir tiesiog, tai yra nuostabu. Ir per tą jausmą jūs viską galite iš tikrųjų. Jausmas, nereikia įsivaizduoti, kad jausmas yra tik tai meilė, ramybė, džiaugsmas, bet nuo to reikia pradėti. Tai paklausti savęs, ką aš jaučiu. Manęs paklausė, čia radinį. Ar tau sako, o tai kaip pradėti jausmą? Taigi aš ir sakiau, pradėkite nuo to paprasto mažo vaiko. Jūs auklėjat vaikus, tai pradėkite į tą asmenybę, išmokite kreiptis. Neklausk, kaip tu galvoji, tau čia gražu, ar tu to nori. O kaip tu jauti? Kaip tu jauti? Ar tau tai patinka? Kaip tu jauti, ar tu to nori? Kaip tu jauti? Nes galvoti išmokys gyvenimas. Jausmą gali atimti gyvenimas. Tai geriau palaikyti. Tai būtent tėvų yra pagrindas arba aplinkinių žmonių, ten broliukų, sesučių, visų artimiausių žmonių. Pagrindas išmokyti vaiką jausti ir nepaleisti jausmą. Ir patikėkite manim, kai sukaks 18, jisai žinos, kur jis nori įstoti, ką jisai nori veikti ir jam eis, nes jisai eis per jausmą, jisai save realizuos per jausmą. Tai reiškia, kaip nuoširdžiai, per savo vidaus procesus. Visi dalykai, kurie yra sukurti, pastatyti, padaryti nuoširdžiai, jie turi energiją, sutikit, jie turi kokybę ir turi paklausos. Ir tas žmogus bus ir apsirūpinęs ir jausis realizuojantis save. Bet būtent mums ką nukerta, tai būtent tą, kad mes dalį gyvenimo, ten kokius 7 metus jaučiam, o kitą dalį ieškom savęs. Suprantat kaip? Ieškom, ką turi veikti, nes mes paklystam kur? Savo labirinte, va šitam. Ir jisai blokuoja. Ai, čia negali būti, ai, čia nesąmonė, ai, čia gal ne, jis sako, kad taip. Ir mes susiliejam su tą velių banda, kaip sakau, ir gyvenam visi pagal viską. Viską suka, įstatymų reikia laikytis, viską reikia daryti, bet visame kame reikia būti su jausmu. Ko reikia. Ir tada aš, pavyzdžiui, nieko sakykime, iš valdžios nesitikiu mūsų. Ir ne dėl to, kad aš ar geros, ar blogos nuomonės apie aš negaliu turėti nuomonės, nes manęs ten nėra. Ir lengvai nuo sofkės reguliuoti visą pasaulį ir mokėti žaisti krepšinį galima ant sofos, žinoti, kaip tritaškius mėtyti, žinoti, kaip įlėti ir čia keisti, galima būti teisėjų ant sofos. Sofkiniais vadinu žaisti. Tai va, o realiai aš negaliu spręsti, kaip ten yra. Bet aš ir nesitikiu nieko, aš daugiau iš savęs tikiuosi. Bet tikėtis iš savęs, tai yra, žinote, kas yra. Tai yra, kai tu svajoji. Svajoji ir tu supranti netgi apie tai, kad tu svajoji, tavo atėjo tai, ko tu galbūt net ne tai, apie ką tu svajojai, bet kas dar labiau patenkina tavo poreikius vidinius. Nes per vidinius poreikius ateina tikrieji poreikiai. Nes jeigu aš, pavyzdžiui, svajoju, apie kažkokią karjerą, arba kažkokį gyvenime tikslų pasiekimą, žinokit, jeigu eisite per vidų, jūs peršoksite tą svajonę. Ir žinote ką, jūs galbūt girdėt interviu sėkmingų žmonių, kai jie sako, aš niekada net negalvoju, kad mano gyvenime taip bus, kad ten, pavyzdžiui, stadionai plos, neninios. Išauga, gimsta paprastas vaikas, bėgioja kaime, kaip ir visi su visais vainai mokykloje,
kaip ir mano ta pati patirtis, mano mamos dabar dažnai klausia, sako, o koks tavas buvo vaikystė, o jau matyt keista tokį turėti sūnų ten arba dar kažką. Sako, vaikas kaip vaikas, nu, visada susiūta kaktą, nu, kaip ir turi būti, visada murzinas grįžta, nu, kaip turi būti, nu, kaip visi normalūs vaikai, visi tam kiemuose auga, žinom, kas tai yra. Ir kaip ir nieko neišsiskiriam, bet, va, pavyzdžiui, iš tų žmonių, su kuriais aš augau, ar ne, kažkas tapo labai aukštais pareigūnais, ne, kažkas tapo labai aukštais autoritetais tik tai kitose sferose, kažkas tapo dar kažkuo, verslininkais, taip, ir žinau, ir labai fainai, labai džiaugiuosi dėl jų. Aš va toks, reiškia, įsivaizduot, kaip išskaido gyvenimas. Ir labai įdomi, o kai augi, taigi niekas nežino. Tai va, kame yra esmė, kad jausmą neprarast. Ir va čia yra, žinokit, viskas pasverta. Jeigu jūs turėsite jausmą, jūs turėsite žinojimą. Jums nebus tikėjimas arba netikėjimas. Nes tai lies tik tai jūs. Jums nereikės kažkuo tikėti. Jūs tiesiog būsite įsitikinę. Ir pavyzdžiui, kai netgi va to individualiu labai paprastas procesas, netgi tai vyksta beveik kasdieną, kai ateina nauji žmonės. Ateina, padirbėja, pajaučia, supranta, kad vyksta, tikrai vyksta, žiūri, kad faktas jau nepaneigsi. Ir sako, aš nežinau, kaip, pavyzdžiui, pasakyti artimė, nes jie nepatikės. Bet tas, kuris atėjo, jau jo neįtikins, kad nieko nebuvo. Nu, ta prasme, jis jau žinojimas pasieteina. Jam sakys, nu ką, tu čia toks įsigalvoji. Nu kaip aš galiu sugalvoti, jeigu mano viena ranka kratosi, va taip. Ašgi neišsigalvoju ir aš nespecialiai ją darau, nes ten kamštis kažkoks. Arba kaip per mane ten vaikšto, ten srautai, arba kažkas kyla ten. Arba kaip jūs daugelis pajutot, kad dingsta, gulėt ir kaip orė pakimba. Tai ne, kaip neleidžia, negipnotizuoja, nieko, kas vyksta, ne? Tai va tas va ir yra įdomiausia, kad jau tokiam žmogui neįrodys, kad čia nieko nevyksta. Ir jisai kai pradeda savo kelią nežinojimą. Gal jisai daugiau ir neteis, gal jisai eis kitų kelių, bet jis jau eis per žinojimą, kad yra kažkas daugiau negu kūnas. Tai va tai yra labai svarbu. Ir galime mes klausyti, galime mus nusukinėti nuo savęs į kažkokias dimensijas, kaip aš sakiau. Jūs apie tai viską sužinosite. Sakau, kodėl jūs ten einat? Kodėl žmogus nori išeiti iš kūno? Tai sakau, tai tu mirk nori? O tas pats, išeiti iš kūno kaip mirka, ne? Tai man įdomu, sakau, tai tu vis tiek tam papulsi, koks tos skirtumas. Tu dabar čia daryk, va, nu, nes visi mes tam papulsim. Ko man čia dominuoti? Reiškia, įsivaizduoja, smegenys ant tiek pradeda dominuoti, kad jau jį gyvą traukia pabėgti iš kūno. Tai, nu, ką man bėgti iš savo kūno, aš noriu gyventi komfortiškai. Ir kitas dalykas, jeigu man jau ir įdomu, tai aš labai turiu mylėti gyvenimą. Nes galite negrįžti. Yra taip, kad jūs turite taip mylėti ir ne tik gyvenimą, bet tos žmonės, kurie jūs supa, bendrai viską susikurti taip, kad jūs norėtumėte grįžti tą kūną. Bet čia turi būti tokia meilė, nes tenais būna taip gera, kai išeina, bet gera tik tai tuo metu, kol tas tarpas yra. Jeigu kažkas paspers, nes ten yra atitinkamai, jeigu žmogus išeina be Dievo valios iš kūno, jisai išeina nuogas. Tai reiškia, be jokių apsaugų, be nieko. Ir jeigu yra, sakykime, išėjimas iš kūno su, sakykime, sako, tai gerai, mane prižiūrėtų, pavyzdžiui, kažkoks meistras, ne? Nu, kas supranta. Sakau, tai bet jisai yra per juodą kelią. Jisai negali jums, nu, tiesiog būti jūsų palydovu išėjimo iš kūno, todėl kad tai sistema draudžia. Jūs gavot kūną ir gyvenkite. Kai reikės, išeisit. Išeisit ir jeigu reikės, pargražinsit, daug ką reikia. Tai reiškia, tas, kuris tą daro, yra atstovas žemutinį pasaulį. Nes jis eina prieš Dievo valią. Ir jeigu jis eina prieš Dievo valią ir tas žmogus išėjo iš kūno, jisai eis ten pat, iš kur buvo išėjęs pirmą kartą. Reiškia, jau jisai savo atsidarė duris į kažkokią tam tikrą žemutinį pasaulį, išmatavimą. Tai čia labai reikia atsargiai žiūrėti tuo. Tai vat kas yra saugiausias dalykas, saugiausias procesas yra tada, kai jūs dirbat su savo vidumi. Pats saugiausias, vat su savyje. Auginat meilę, dirbat ir jūs pamatysite, kaip jūs stiprėsite, kaip pas jūs atsiradinės balansas ir kaip žmonės, kurie blaškosi, nu, tiesiog, netgi mes matom, kurie blaškosi, tai ten nubėgau, ten tą pasižiūrėjau, ten vieną kažkokią ritualą, ten trečią, penktą, tokie, va, išsiderinę. Jie net, nu, ta prasme, paskui jau žiūri, kad jisai netitinka, netgi socialinio to įgūdžio jam jau pradeda trūkti, jisai
pradeda rengtis kaip akmens amžiai, prisidažo čia barzdelių prisipina, nu čia aišku skonio reikalas, bet nu ta prasme, su būgnais bėgioja po miestą, nu kas čia dabar, aš dabar pasisakysiu, arklį pasiimsiu, ką aš dar girdinėsiu čia po Konstitucijos prospektą, tai sakysiu, viskas, aš praktikuoju tavo praktiką, pagonį, tai sakysit, pagonį važiuosi Naują Vilnią, su kryželiu, naudomu, būsi kryžiuotis, tai, nu ta prasme, jeigu aš gyvenu šitam gyventi, šitam pasaulyje, tai šis man davė kūnas, siela, visus jausmus, viskas taip yra, bet atsiranda gudručių, kurie tą žmogų paima, pabiškį pradeda perskirti. Jūsgi žinote, kad šventą raštą parašė Romos imperatoriaus prašymą. Kažkokie gudručiai pasigavo, tas surašė, padavė, kaip žmonės valdyti, ne? Kablelį sukeitė Biblijoje, taškelius ir viskas. Ir pirmie važiuoja, kuriam religiją. O mes matom, kodėl žmonės pamiršta? Mes matom, kas darėsi Vatikane dabar daro. Kažkodėl įsitinė vis tiek kelią išliaudžiai. Atsiprašau, bet taip yra. Ir kiek iškvėpimų, kiek vaikų tų tvirtinimų, viskas ir visi tyli, visas pasaulis taip lauks. Aš žinote kodėl? Todėl, kad nuo vaikystės yra parklupdomi ant kelių taip išmokami, kaip religiniai fanatikai. Vat, mes žinom šitos visokios kamikadzės, visokius tie, kurie, reiškias, susisprogdina ir taip toliau. Sako, anam pasaulyje turėsi ten 9 moteris, sėdėsi ten iš dešinės tam kažką, mane. O kaip man ten moteris, jeigu kūno nėra, aš sakau, kad jis išprotėjo, turėsi auksą, tų pinigų, ką man ten pinigai, ką ten ir supermarketai yra. Nu, ta prasme, net nelogiška, bet jie tiki to ir net pagadavė eiti ir kitus to laikyti. Tai įsivaizduokit. Tai pagrindas esu aš. Koks aš esu, ką aš darau ir aš augti. Aš atėjau augti, vystytis, pažinti save, išmokti savo protų, naudoti. Ir dar vienas dalykas. Tai kodėl aš gimiau šis? Klausimas. Paprastas klausimas. Galima paklausti. Jeigu aš tai ta dieviška būtybė, ta dieviška energija, ką man čia tam kūnę kamuotis? Aš gi tam kainu savo va. Levituotgi, aš dievo dalelė energija. Ko man tas kūnas čia? Aš gi čia dabar gimiau, čia sergu, košiu, ten dar kažkas, ten galėsiu kabėti ir todėl, kad į žmogaus komplektą, kai žmogus gimsta, eina kūnas. Ir jūs visada turėsite kūną. Ir mokysitės jo naudoti. Tai būtent kūnų per protą. Protų per, sakykim, sąmonę per protą. Per protą smegenim. Smegenys tai yra jau jūsų fizinis dalykas, ne? O protas yra tai, kas smegenyse. O sąmonė tai yra kokios programos jumyse. O jūs, tas, kuris tas programas bandot ištrinti, kurios parėjo iš išorės. Nes gimsta vaikas ir jį surašymas yra programa. Nulis informacija. Vaikas mokosi vaikščioti, kalbėti, jisai ima pavyzdį, ne, iš tėvų, ir taip toliau. Ir jisai susiformuoja. Ne? Jisai susiformuoja galbūt ne kaip tėvai, bet jisai kaip jisai susiformuoja, tai kaip asmenybė. Ir kas tada gaunasi? Gaunasi tai, kad, reiškias, jisai turi išmokti vis tiek grįžti prie jausmo. Kas yra grįžimas prie jausmo? Prie jausmo grįžimas yra dvasinis, sakykime, perėjimas į dvasinį lygmenį. Kada jisai vyksta? Kaip atpažinti? Tada, kai viena iš didžiausių traumų pradeda vykti jūsų gyvenime. Arba labai sunki liga, arba kažkoks bankrotas ir matot, kad jūs nepralaužėt jo. Ta prasme, einat skurdinti, kaip sako. Reiškia, jums reikia pereiti į jausmą. Kodėl duodama liga? Arba žmogus susikuria, kitaip pavadinčiau. Duodama tai galbūt nėra taip, nes duoda tik tai lyga, tik tai žemutinį pasaulį. Žmogus susikuria pagal savo gyvenimo būdą. O paskui Dievas daro ką. Jeigu žmogus eina, reiškia, nemiega, neteisingai maitinasi, nervuojasi, pykstasi, dar kažką išdarinėja, kaip sakant, mes visi reikia po kurį vienamą. Tai va, ir kas gaunasi? Ir paskui, kai jisai susirga, sako, už ką man čia Dievas nebuvo, dabar kur čia Dievas sako, taigi tu darėjai, pasidarėjai, man paksudėjai, tai ką man daryti? Tai ką, sakau, pereik prie jausmo. Tai va, lygą mes susikuriam tam, kad mes pažvelgtum savo gelmes. Kai ateina ir pasako žmogui, tau liko 2 mėnesiai, ką tas žmogus daro? Vat ką žmogus darytų,
Jeigu ją taip staiga pasakytų 2 mėnesius, aš vat savęs paklausiu, ką aš daryčiau, jeigu man pasakytų, tau liko 2 mėnesiai. Tai man vienodai būtų kokia elektros kaina, man vienodai būtų, kas tas įmėlis, kokia kaimynas mašina važinė, koks man jau skirtumas. Aš kiekvieną sekundę, minutę apsikabinę savo artimiausius žmonės, sėdėčiau ir tiesiog dėkočiau už kiekvieną minutę, už kiekvieną kartą įkvėptą orą. Man buvo taip, kodėl aš jų pasakoju tai nuoširdžiai. Aš tiesiog dėkoju už kiekvieną, už tai, kad aš galiu prisiliesti, kad aš galiu pamatyti. Aš dėkoju Dievui, kad mano mama dar gyva matydavo mane tokį. Vat už ką reikia ir įsivaizduoti, o žmogus sako man, tu įsivaizduoji, koksai gyvenimas, batų neradau šiandieną parduotuvėje. Sporto grubėt, tai čia kiek jis skamba, ne? Bet čia yra dabar, įsivaizduokit, kiek dabar nervuojasi žmonių parduotuvėse. Jeigu realiai. Ir juokingai, eitumėte ir šypsotumėte, sakytum, tik tai batai? Nu kaip tai tik, mano išmeros nėra tokie gražų. Aš sakyčiau, reiškia, tau viskas gerai. Tik tai jeigu čia batai, tai aš už tai pasimelsiu, sakyčiau, viskas okei. Bet jeigu pasakytum, kad aš už tai pasimelsiu, sakytum, tu religinis fanatikas. Kodėl? O po kitą sekmanį eitų bažnyčią ir melstus į Dievą. Todėl, kad, sakytų, sektantas kažkoks. O kodėl? O todėl, kad už vardą nekalbam apie Dievą, ne? Kalbam tik bažnyčiai. Vat iš bažnyčios išeis žmogui, praeis keliom dienom, prieikite prie jo gatvę ir sakykite, pakalbam apie Dievą. Iškart kokia būtų reakcija, ne? Tai tu tiki Dievą ar ne? Tada klausimas, ko tu ateini? Aš tai žinau, ko. Man įdomu, kokia koks mašina atvažiavo, kas su kokiais batais atėjo. Gal kokį pretką pagausim išnį. Tai va, kaip čia kūdikėlis kokią kalbą pasakys, ar panaudys to vyno prie to savo baro, ar ne. Tai va, ir taip tai kalba. Faina, su Hebra susitikti tokio pačio mąstymo. Tai, ką aš ir kalbu, vis tiek aš turiu grįžti prie savęs, prie savo vidaus, ir aš turiu pradėti mylėti gyvenimą, ir jums nereikės tada įkvėpiančių kalbų. Nereikės, jūs sakysit, noriu aš tave įkvėpsiu. Tai va. Ir kas yra labai svarbu, tai yra, kas žmogaus turi būti didžiausias įkvėpimas. Tai jo patirtis, jo išmintis, jo išgyvenimai. Turi būti didžiausia motyvacija gyventi. Jo vaikai, jo artimieji, kas jį supa. Jo ten tėvai, mamos ir visi kiti. Tai aš manau, kad mano įkvėpimas yra tiesiog sulaukti pavasarį. Ir žinote, aš taip ir sakiau, klausiau, sakau, laukia pavasarį. Sako, laukia. Sakau, nelauk. Kodėl? Sakau, nereikia laukti pavasarį. Reikia tik pavasarį pasitikti. Jeigu tu visą žiemą pradepresuosi, pavasarį tau geriau nebus. Tu turi visą žiemą dirbti, kad tavo pavasarį būtų spalvos ryškesnės, kad tu jį pasitiktų, pasipuošęs. Kaip mes svečią pasitiktų? Pasipuošę, namus, vaišės pasidarė. Kodėl yra pavasarinė depresija? Norit pasakysiu. Taigi paprastas dalykas. Žmonės visą žiemą depresuoja vieni kitus panašus. Ir tie, kurie depresuoja, realiai, ir tie, kurie tiesiog tik tai sezonų depresuoja. Susisūkė, savotiškai visi, namučio tamsta, oras tas toksai drėgnas, visi mes taip būna. Bet kai pavasarį, pavyzdžiui, panelės šnelės užsimeta, ten pakūrė į mašiną, langus atsidaro, muzikytė groja, viskas okei. Ir tas kitas žmogus, kuris žiemą depresavo, pajuto kontrastą. Automatiškai jo depresija niekur nesibaigia, o kiti švyti, šoka, varom prie jūros, į Palangą, viskas faina, ten prie ežerų, o jisai sėdi ir aš nenoriu, man baisu, aš visas, ir kontrastą pajaučia ir dar labiau depresuoja. Tai vat yra pavasarinė depresija. Yra dar didesnė depresija dėl kontrastų. Jisai tikisi, kad jisai susiliejo su visais ir kaip čia depresuoti yra normalu, bet jis pamato, kaip yra normalu ir jį tada dar giliau. Dėl to aš žinau iš patirties, kai ateina ir sako, kodėl pavasarį man liūdna. Pasako, ką tu padarai, kad tau būtų linksma pavasarį. O ką aš turiu daryti? Visą žiemą turiu eiti į priekį ir ruoštis tam. Todėl praktikos. Ir žinote, dar aš labai svarbų dalyką visada sakau, jeigu jums atėjo laikas, kai jums pasako, kad mes jums nebegalim padėti, tai reiškia, žmogus pasiekė tam tikrą ribą proto. Tai reiškia, proto riba, tai yra, jisai išmoko tik tai tiek, kiek jisai išmoko. Žmonija, bendrai mokslas, jisai remiasi į lubas. Viskas, sako, mes daugiau nežinom.
Rytoj gal žinosim daugiau, bet neaišku, ar tau tai padės. Bet poryt dar daugiau, nes mokslas tobulėja, ne? Bet jie dabar tiek nežino, pavyzdžiui, tiek, kad padėti žmogui išgyventi, nedaugelį situacijų. Reikalingi dalykai. Žmogui reikalingi dalykai, kurie yra aukščiau proto. Tai reiškia, reikia jungti tą visą protą, kaip aš sakau, ir pereiti į tą jausmą. Tai vat būtent dvasinis lygmuo, pereimas į dvasinį lygmenį yra būtent per aštriausias situacijas gyvenime. Būna pasignavimai. Vieną kartą būna gyvenime kažkokia krizė, kitą kartą krizė. Bet kas tada darosi? Darosi tai, kad žmogus nebereaguoja ir ateina smūgis. Tai ką aš noriu pasakyti, kad visi žmonės pereina į dvasinį lygmenį. Kaip? Visi. Tie, kurie suserga ir pradeda jausti, giliai, nuoširdžiai, nori gyventi ir taip toliau, jie pradeda gyventi. Ir jie išgyja, tikrai realiai mačiau savo akim, ne kartą, jūs žinote šitą. Jau apie save aš nekalbu, bet apie bendrai. Ir yra žmonės, kurie kūne nepereina į jausmą. Ir jie vis tiek pereina į dvasinį lygmenį. Tenai. Tai vat yra dvi formos. Arba aš pereinu čia, arba aš pereinu tenais, grįžtu į kūną ir vėl turiu pereiti į dvasinį lygmenį. Vėl ta pati istorija, kaip sako, karma. Kas yra karma? Karma išvertus į lietuvių kalbą yra įpročiai. Įpročiai. Tai reiškia, jeigu aš noriu keisti karmą, reiškia, turiu keisti įpročiai. Reiškia, mano įpročiai, aš jums ir atsakysiu tą klausimą, sudarė tas situacijas, kurios mano šiandien gyvenime yra. Tai yra mano mąstymas, mano požiūris ir taip toliau. Negebėjimas laviruoti situacijose, nenoras, išsisukinėjimas, melavimas savo, neturėjimas sąmoningumo, tai reiškia pripažinimo tam tikrų dalykų, kad aš turiu vienoje vietoje paimti, susijimti ir tiesiog pradėti vėl kažkaip, judėti priekį. Ir visus mus tai liečia, visus. Aš kaip sakau, labai daug protingų pakritikuoti tą, kuris tuo metu būna, tam perėjime į dvasiniam lygmenį. Tai sakau, reikia su pagarba prie to žmogaus. Ar jisai paklydo, ar dar kažką, tiesiog pasisadinus, pasikalbėti. Jeigu matom, kad nepasikalbė, reiškia, dar nepabaiga, dar jisai eina į tai. Jeigu jisai ir perės į tą dvasinį lygmenį, čia bus pasirinkimo teisė. Ir žinote, būna paklausė manęs irgi, sako, tu, Taura, kaip reaguoji, čia kartingi žurnalistai klausė, sako, jeigu, pavyzdžiui, žmogus ateina linkęs į savižudybę. Buvo tokiu atveju, kai žmogus kreipėsi, jūs pasikalbėti, išėjo, paskui netėjo, tada buvo tokiu atveju ir paskui kažką savo pasidarė. Ne? Sako, aišku, buvo, kai tie žmonių visko buvo. Tai sako, kaip jūs jaučiatės, sakau, normaliai, kaip aš galiu jausti. Sako, o jums ten nebūna, sunku, blogai, sakau. Tai ne mano pasirinkimo teisė. Aš ne aš pasirinkau, čia žmogaus pasirinkimas buvo. Aš neparinkau jam to. Tai va tas ir yra labai svarbu suprast, kad kiekvienas žmogus turi savo pasirinkimo teisę ir mes neturim nešti kitų tą sunkumą, tą jų karmą pavadinkim. Dėl jų įpročių jaustis kaltais. Ta prasme, dėl to, prie ko jie priėjo, jaustis kaltais. Mes net iš viso neturim jaustis kaltais, nes mes atėjom mokytis. Tai aš dabar su vyrais, tokiu fainu kunigėliškiu, sakau, žiūrėk, aš dabar sakau, mokykloje dariau klaidas, rašiau visi metai. Tai sakau, čia kažkaip nuodėmių pradėjau, pradėsim nuo klaidų mokykloje. Kiekviena klaida yra nuodėmė, sakau, kiekviena klaida yra pamoka. Sakau, mūsų atėjo mokyti. Sakau, jeigu tu nežinai, aš to papasakosiu, jūs to nemokate. Sakau, tai va, tai labai yra svarbu suvokti save kaip asmenybę. Jeigu mes norim būti pilnavertiški, jausti pilnavertiškumo jausmą, mes turim aktyvuoti visą savo esybę. Tai yra jausmus, energija, emocijas, protą, sąmonę, pasąmonę. Mes labai turtingi esame. Žmogus tik 4% maksimum išnaudoja savo galimybių. 4% iš 100. Tai įsivaizduokite, kaip mažai iš tikrųjų. Tuos paprasčius standartinius dalykus, ko išmokom. Valgyti, miegoti, matyti taip meilę, matyti taip tą Dievą, matyti taip gyvenimą. Ir aš sakau, niekada nenorėjau to būti. Aš norėjau visada būti savim. O kai tu būni savim, tu būni kitoks. Nes ir tada, kai tu kitoks, sako, tu kažkoks keistas. O aš sakau, jeigu aš keistas, tai jūs nesistebėkit. Sakau, aš pas mane pažiūrės uždegimo. Bet aš esu laimingas.
Va tame yra patys gyvenimo trūkiai. Bet keistas ir nekeistas. Sako, ar keistas šitas ritualas? Sako, va, aš visą gyvenimą dirbu, stengiasi, jisai atėjo, čia verslo atidarė, čia investavo, čia pasipažįstam, čia, sako, kaip tu, čia einasi viskas. Va. Sakau, taigi aš nenormalus, sakau, man nereikia, jūs visi normalus, nesieina, sakau, kaip ir normalu. Tai va, tai žmogus, kai gyvena savo gyvenimą, gyvena pagal save, jisai turi techniką, praktikas ir čia to dirba. Todėl mes ir to dirbėsim. Aš tikrai labai norėjau jums tą papasakoti, nes tai yra labai svarbu. Ir tas žodis, kaip aš sakau, aš negaliu sau leisti, nu tai atsiprašau, sakau. Aš galiu sau leisti naktį nemiegoti, aš galiu sau leisti visus metus dirbti, kažkam lankstytis, o kai mano kūnas paprašo ir protas, aš noriu pailsėti, išvažiuoti kur nors, arba pamedituoti, aš negaliu sau leisti. Pas mane dar tas, pas mane čia darbai, pas mane čia reikalai, čia pas mane. Aš sakau, tai ko tu tikėsi, kiek tau tas kūnas tarnaus? Nu, ta prasme, kažkur bus tas lūžis. Ir tada nieks neklauso, tu gali sau leisti, ar negali. Pastatys ant bačkos ir sakys, va, pirmien dabar. Tai aš ir sakau, kad ligoninė labai gera įstaiga yra. Super įstaiga. Nieko niekam nereikia ten. Visi iš karto, va, davulė, tai padėka, tik tai gyvenčiau. O ten viską padaryti. Telefonus atjungia visi reikalai. Svarbu, aš va gyvensiu. Ne, va, aš noriu gyventi ir viskas po kaldragulį, kad tik tai va operacija pavyktų. Davulė, aš būsiu geras, tikrai jau dabar gyvensiu kitaip. Čia kaip tas anekdotas, ne? Vyrukas išėjo parūkyti balkoną. Užsirūkė cigaretę ir balkonas nulūžo. Ir leidėsi to balkoną ir sako, dievulė, jeigu aš gyvensiu, nerūkysiu, negersiu, būsi geras, ištikimas, nu, viską darysiu, tik tai padėk išgyventi, nu, dievulė. Balkonas savo, jisai savo, pats užpakalį žemę pašoka, pažiūrė į viršų, nusišlasto užpakalį, sako, ar taip greit kritau ir tiek daug durnų minčių galo priimtas. Tai yra, tai čia taip pat su ligonė bus. Taip trumpai gulėjau, taip durnų. Čia taip jaučiausi, kad išgyvenčiau. Sakau, čia gerai kalai, protas sako, tu pažiūrėk, čia Petrui Juozui nepaskambinau, čia vatan, čia anas, čia greit prasideda. Ir tikisi nepapulta tarnau. Tai labai, tai va. Tai mes neturėtume tai gyventi, jeigu mes turim priežastį ir jeigu mes jau darom, tai mes turim atkast pradžią. Tai reiškia, mano darbai kažkokie, mano emocijos, mane parguldė, parklūptė čia. Tai reiškia, aš turiu kaip daryti, labai nesunku, galiu pasakyti, elgtis atvirkščiai. Ir viskas. Ai, nelengva. Protas sako, jeigu tu dabar ten išeisi iš darbo, jeigu dar atlyginimo didesnio paprašysi, jeigu ten išvažiuosi atostogų ir grįši tavo darbo vieta, išgaravo. Ai, kaip labai faina papasakoja vienas iš praktikuojančių Latvijai, sako, jie, armijai tarnavo čia, jaunas pakankamai vyrukas ir sako, kad mes sėdim toj pavėsinėj rūkom, kareivukai sako, jau Latvijos toj kariuomenėj, sako, visi tą šnekas ir turi kažką, o vienas sako, nežinau, ten grįšiu į savo darbą ar negrįšiu, ten ar liks ta vieta ar neliks, kalbasi. O vienas sako, aš tai tikrai grįšiu į darbą, pas mane, aš dirbsiu. Sako, aš tai tikrai žinau, kad mano darbo vieta yra ir aš grįšiu ir man bus viskas gerai. Sako, tu kas čia bus toks per darbas, tas garto. Nori, sako. Tai tikrai, sakau, ten aukštą. Tai va, tai mano tokia faina. Tai va, tai taip ir yra, kad mes turim leisti savo pailsėti, kad nereiktų. Gerai, kad jisai eis kaip į darbą į morgą. Tai čia vat irgi didelis dalykas, nes man tenka dirbti ir su, pavyzdžiui, onkologijom, žmonių, kurie serga onkologijom ir dirba onkologijose skyriuose, medikai. Sakau, tai ko jūs pas mane atėjo, taigi turit tiek pažįstamų visą universitetą su tam tas. Sako, noriu gyventi. Tai viskas to pasakyta, kad noriu gyventi ir gyventi. Ir tikrai nuėmėm tą
sutvarkėm dabar gyvenam. Tai va, bet esmė tame, kad perlipo per save, per savo visus mokslus ir pasielgė nestandartiškai. Ir jinai išgyveno, o ta didžioji dalis, kuri būtų pasinėrus, aišku, tenais nebegyveno. Tai jeigu mes sugebam suskirstyti teisingai, priimti medicininę pagalbą, ne kiek reikia logiškai, bet medikus, ta prasme, turi būti visur pasverta. Nereikia atsisakyti medicinos, nereikia atsisakyti farmacijos. Bet turi būti, mums duota, kad išloštumėm laiko. Pašalinti priežastį. Pašalinti priežastį bus super. Gyvensim, prieisim prie kitos. Va. Bet jau bus patirtis ir mes ją galėsim spręsti.